Sveiki visiems, atėjom į Albanijos restoraniuką ir ką mes matom, iškart gavom nemokamai dovanų. 2 bokalai alaus, korčia, skanus vietinis alus. Tai jau pasakykit, kur jūs irgi atėjant į barą į restoraną iškart gaunat nemokamai, šeimininkas jūs pavaišina 2 bokalais nemokamai alaus. Kas buvo pavaišintas Lietuvoje arba kitur, rašom komentaruose. Dabar mes gavom tokį meniu, čia viskas matosi. Aš tai imsiu rizoto. Rizoto kainuoja 650 liekų. Ant mūsų pinigų euros čia 6,5 eurai porcija. Čia rizoto su jūros grybom. Galėsite matyti jau kitos patikalos. Čia labai daug Italijos patikalų, labai daug pastos, labai daug spageti, rizoto, pasta, karbonarė, žuvies visokios yra daug patikalų. Aišku, žuvis brangesnė yra, bet palyginusi kitos patikalai, tai 6,50, o 7. Žodžiu, kur kaina liekais parašyta, reikia 2 nulis užbraukti ir tada gausit eurų kainą. Tai sakysim, spageti bolonezė yra 500 liekų, jo 2 nuliukai užbraudam, gaunam 5 eurai patikalas. Tai restoranas yra doleris vadinamas. Tai kam reikia, aš galėsiu numesti nuorodą, kas planuoja būti prie Duriso, būtinai galite aplankyti šį restoraną. Ir gal šeimininkas irgi jūs pavaišins kaip ir mus, nors mes, kaip sakoma, dažnai užeinam čia. Tai visada kažką, ne visada, bet dažnai kažką būna, arba piragėliai, nemokamai piragai būna, arba dabar šiuo metu alus, arba rakiai būna pavaišina nemokamai. Tai kad malonu. Malonu, aišku. Ir, kaip sakoma, už kiek galima pavalgyti, tai galima pažiūrėti. Paimti vandenį butelį, paimti spageti, arba kažkokios rizoto, tai plius minus už 8 eurus vienam žmogui galima pavalgyti sočiai. Albanijos sočiai ir skanų. Maistas šviežias skanus. Nėra taip, kad pašildo mikrobanginiai, o, kaip sakoma, visada pagamina šviežį maistą. Tai kad, iki sekančio karto.